Dabar, kada tu aptinki, kad žymiai svarbiau ne konkreti gyvenimo situacija, o tavo sugebėjimas ją džiaugtis, žymiai svarbu yra ne santykiai, o tavo sugebėjimas jausti meilę, žymiai svarbiau ne koks tas darbas, o žymiai svarbiau tavo sugebėjimas kūrybiškai įkvėptai įdaryti. Bet kada tu aptinki, kad vidiniai dalykai labai svarbus, tavo santykis su to, kas vyksta išorėje, tada tau nieko išorėje nereikia kontroliuoti. Jeigu su kažkokiu žmogum kažką faino darai, tai net nepastebim kaip poreikiai pasitenkinimą, emocinio kontakto. O jeigu tu susėdi ir dabar tenkinkim vienas kitam poreikius, ir viskas taip dirbtina ir tada tas nesigaus. Dėl to nereikia bijoti būti vienu, nes yra etapai gyvenime, kuriuos tu turi praeiti vienas. Dėl to, kad ten geriau tu girdi save. Jeigu mes žiūrim kitų žmonių akimis, mes sakome savo gerai, blogai, teisinga, neteisinga, reikia, nereikia. Bet jeigu mes žiūrim į save savo akimis, mes kitaip žiūrim. Mes sakom, natūralu ar nenatūralu, įdomu ar neįdomu, atskleidžia, uždaro. Taip būna kartais žmonės kartu su tavimi juda, kartais tu vienas judi, dėl to nereikia bijoti būti vienu, nes yra etapai gyvenime, kuriuos tu turi praeiti vienas. Dėl to, kad ten geriau tu girdi save, tau nieko nereikia, kad tave trukdytų kažkas. Bet jeigu tu moki būti vienas su savim ir tau gera su savim, tai tada tu labai lengvai galėsi sukurti santykius su kitu žmogum, ne iš minuso, ne iš trūkumo, bet iš pasidalinimo pilnatvės. Bet jeigu žmogus nemoka būti vienas, ten užsukti visi kraneliai, tai tada toks žmogus sugadina bet kokius geriausius santykius. Dėl to, kad jis iškart įsikabina, net jeigu jis randa tą žmogų, kuris jam duoda tai, ko jisai nori, tai jisai tada su visom kojom, rankom šoka ant to žmogaus ir viskas nepaleis. Tai reiškia, atsiranda tas nesaugus prisirišimas ir tai yra tiesioginis kelias į praradimą tokių santykių. Dėl to, tai yra kitas gyvenimas, tai yra įkūnijimo. Tai reiškia, tu atrandi savo džiaugsmo skonius ir juos realizuoji. Jie šiek tiek keičiasi su gyvenimo etapais. Jie pritraukia tam tikrus žmonės gyvenime. Tam tikri žmonės išeina, kuriems netinka tavo skonis, mūsų skirtingi skoniai. Aš mėgstu kurti, o tas žmogus mėgsta vykdyti ir jam neįdomu kurti. Jis nori pagal grafikas, ten schemas daryti. Ir mums sunku dirbti. Dėl to mes nedirbam, bet mes esam draugai. Tai reiškia, kad taip tu pritrauki savo gyvenimą, bet jame ir aktyviai dalyvauji. Dėl to man žymiai fainiau yra būtent įkūnijimas, dėl to, kad tu pats visą tai darai. Pats nupaišai tą paveikslą ir pats jo džiaugiesi. Nei manifestacija, pritraukimas to paveikslo, kur kažkas už tave nupiešė jį, kažkas patyrė kūrybos džiaugsmo, tu tik nusipirkai, pasikabinai ant sienos, kai mano kito žmogaus jo. Vadinasi, tai kada tu gyvensi, kada tu tai patirsi. Tai yra toks momentas, kada žmogus branda tam tikra, kada žmogus pradeda norėti realizuoti kažką, o ne tik gauti iš gyvenimo. Kiek mes galim kontroliuoti savo gyvenimo tėkmę? Jeigu tu įsivaizduoji, kad tas, kas mane padarys laimingu, suteiks man meilę, džiaugsmą, kūrybą, pilnatvę yra išoriai, tai tas žmogus tikrai nori vis labiau ir labiau kontroliuoti gyvenimą. Dėl to, kad jisai žino, kad būtent tik tai toks žmogus gali mane padaryti laimingu. Ir jis sukuria santykių su kažkokiu žmogum ir jį pradeda kontroliuoti, kad jis taptų tuo, kuris jį padarys laimingu. Tas žmogus irgi... Skamba, kai mes kalbame, bet tai skamba absurdiškai. Bet taip yra. O tas žmogus irgi tą patį daro su tavim. Dėl to vienas kitą pradeda smaugti ir galiausiai tas, kas pradžioje buvo, įsimylėjimas, trauka, visą tai pradeda nykti. Vadinasi, pati idėja, kad yra kažkas išoriai, kažkaip konkrečiai tai išoriai turi atrodyti, ir tai padarys mane laimingu, patenkintų, atsipalaidavusiu, nejausti ramiu ir taip toliau, jinai neteisinga. Pati idėja. Dėl to nėra prasmės net kontroliuoti situacijos. Dabar, kada tu aptinki, kad žymiai svarbiau ne konkreti gyvenimo situacija, o tavo sugebėjimas ją džiaugtis, žymiai svarbu yra ne santykiai, o tavo sugebėjimas jausti meilę santykiuose, švelnumą, atvirumą ir taip toliau. Žymiai svarbiau ne koks tas darbas, o žymiai svarbiau tavo sugebėjimas kūrybiškai įkvėptai įdaryti. Bet kada tu aptinki, kad vidiniai dalykai labai svarbus, tavo santykis su to, kas vyksta išoriai,
tada tau nieko išorėje nereikia kontroliuoti. Tada tu leidi gyvenimui tekėti. Ir tu būni daugiau būsenoj kūrybos. Vat jeigu yra du, kaip čia pasakyti, dailininkas ir amatininkas. Tai dailininkas, kada jisai daro, jisai jaučia pasipriešinimą to, gaunasi, nesigauna ir taip toliau, bet tai įkvepia, tai ir daro jį laimingu. Jisai nenori sukontroliuoti va to, ką jisai daro. Jis nori išreikšti save. Ir jisai būna laimingas, kada, va tai, ką aš jaučiu, išreiškiu. Kada žmogus amatininkas, jam pasakė, tu turi padaryti va tokius paveikslus, va taip atrodančius, ir jų ten 10. Ir tu turi juos dabar taip štampuoti. Tada tu nori sukontroliuoti laiką, dažus, kad tau nepritrūktų, kad tu ateitum, greit padarytum ir taip toliau. Ir tada yra kita būsena, monotoniška, kartojimo. Ir tada tas žmogus tikrai nori viską optimizuoti, kontroliuoti, sėkmingai padaryti ir taip toliau. Ir tada tu 100 padarėjai paveikslų, 200 paveikslų per dieną ar per mėnesį ir taip toliau. O šitam žmogus užtenka vieno paveikslo jo kažkokiam gyvenimo etapui ir jis jau laimingas. Dėl to čia yra du gyvenimo, kaip čia pasakyti, skoniai. Kas tau skanu? Visi tau skanu yra tą, ką tu viduje jauti, išreikšti, sukurti ir tai irgi tai pavirsta santykiais, veikla, pasirinkimais, gyvenimo būdu ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kad tu jau žinai, kaip viskas turi atrodyti, nes tu turi idealą kažkokį ir bandai viską va taip sustumti į tą. O tai, ką tu bandai sustumti, iš tiesų yra procesas. Kurio tu jau net nebesimėlau. Ir jo neįmanoma realiai sustumti, dėl to, kad kaip galima sustumti, kaip galima dangų sukontroliuoti. Neįmanoma, dėl to, kad jisai priklauso be galo daug faktorių, neįmanoma jų sukontroliuoti. Net jeigu mes kuriam santykius su kitu žmogum arba auginam vaiką, ar įmanoma sukontroliuoti visus faktorius, kurie įtakoja vaiką, kad tu nuo visko jį apdraustum ir taip toliau? Neįmanoma. Ne. Ir tu nežinai, koks bus to vaiko gyvenimas. Tu niekada nežinai jo. Kartais, tikrai būna tokie pavyzdžiai, kur labai tėvai kenčia, kai, tarkim, vaikas, nežinau, nusikalstamoje veikloje ar kažkas. Taip. Ir tikrai aš taip stebiu su tokia atjauta, bet tuo pačiu aš taip galvoju apie tėvus, ar ne, jiems skaudu ir jie turbūt dažnai klausia, ką aš padariau blogai, ar ne. Ir gali būti ten N kažkokių priežasčių, ir lygiai taip pat gali būti, bet tavo vaikas, tai yra jo atskiras gyvenimas, jis yra atskiras individas, ar ne. Taip. Ir jis turėjo savo pamokas ir savo tą kelią. Ir tu negali sukontroliuoti, dėl to, kad tu nežinai, kad tas pats faktorius vienam tavo vaikui gali atnešti, kaip ir traumą, pavyzdžiui. Vieniems vaikams ta trauma pavirsta po to jo atsiskleidimu. Taip. O kitam tai yra būsima alkoholizmo priežastis. Dėl to žymiai svarbiau yra, ar tu jauti meilę vaikui ir ar tu sugebi empatijos būdu girdėdamas save ir vaiką, su juo sąveikauti, tai reiškia būti tokiame ryšyje ir kartu su juo kurti jo gyvenimą, prisidedant tiek, kiek tu kaip tėvas gali prisidėti, kol jis mažas vaikas daugiau, kai jis paauglys mažiau ir taip toliau. Arba tu atsijungi nuo vaiko, tu turi savo idealą, koks turi būti mano vaikas, ir tada tu pradedi kontroliuoti, kad jisai būtų toks. Taip. Ir tada tas vaikas tau nepadėkoja tikrai. Taip gali būti, negalima sakyti, kad tai blogai, bet kartais, tiesiog tu padarai tokią pačią kopiją savęs, kuris savo vaiką vėlgi bandys įkišti į kažkokį grafiką. Taip. Arba kažkokį planą, ar kažkokį idealą ir taip toliau. Aš nesakau, kad tai blogai, bet tas kainuoja labai daug psichinės energijos. Sukontroliuoti tai, kas nėra iki galo kontroliuojama. Tai reiškia, kad tu nuolatos būsi nerime, jausme, kad ne iki galo sukontroliuoji, ne iki galo idealiai padarėjai. Kažko dar nepadariau, apie kažką dar nepagalvojau. Taip, o jeigu tu netgi tai darai, tai reiškia, bandai sukontroliuoti, vadinasi, pas tavai yra lūkestis, kad tu sukontroliuosi. O jeigu yra lūkestis, tu būtinai nusivilsi. Bet mes gyvenam lūkesčių pasaulyje. Taip, bet vienas dalykas yra lūkestis, tu tikėsi iš išorės tikėsi, kad tai gausis. O kitas dalykas yra, kada tavo lūkestis viduje, kad aš turiu tokį grožio jausmą ir aš turiu lūkestį išreikšti. Tai pavirsta kūrybiniu įkvėpimu.
Bet kada lūkestis eina iš vidaus, kad aš tai išreikšiu, tai tada įkvėpimas. Taip kartais jo gali nebūti. Tai tada nieko nedarai. O kas jeigu iš tavo vidaus, ir eina tas grožis ir tu nori jį išreikšti, bet tau neišeina? Nerandi kur. Taip. Kylagi kažkas, ar ne? Taip, tada ir reikalingas ta filosofija ne manifestacijos, o įkūnijimo. Tada tu galvoji, tai tai ir yra mano gyvenimo užduotis. Kaip tai išreikšti? Tai tu nepasiekti, o išreikšti. Taip, tu priemi tokį, kaip liktai tai būtų kažkoks tai įdomi misija, kažkoks tai įdomus challenge'as, ar ne? Bet pavyzdžiui, kad... tu nusprendai, kad aš noriu, aš pažįstu žmogų, kuris ne dailininkas, bet jisai kažkurio momentu pajutė, kad jis turi labai daug grožio, atsidarė tas vidinis jausmas ir šiaip jis verslininkas, bet staiga jį pramušė, jisai mūsų mokymuose mokinosi, atsisukinėjo į save, atrado, kad pasiet tiesiog grožio matymas, jis pradėjo visur matyti grožį. Ir vyras, verslininkas, rimtas žmogus ir nuo grožio net verkia. Gamtos grožio, paveikslų grožio. Kažkas atsirakino viduje. Atsirakino, jis girdi, čia jo skonis. Aha. Bet jisai iki to laiko buvo visą gyvenimą verslininkas. Ir sėkmingas verslininkas, nieko daugiau nemoka. Piešti jisai nemoka. Bet kada jisai eina į dailės pamokas ir mokinasi piešti, jisai eina ne tam kaip versle pasiekti, o jisai eina, kad įgauti įrankius ir su jais pabandyti išreikšti. Ir kas labai įdomu, kad pradžioj vos išmokai paišyti ir jau išreiškia šitą dalyką. Juk galima žmogui padėti, bet yra terapija paprasta, galima bet kokiam žmogui padėti išreikšti save, tiesiog piešiant, net nemokant piešti. Žmogus pradeda piešti, visos terapijos tokios padarytos yra, žmogus išreiškia. Po to tu biškai geriau pasimokinai ir tada gražiau išreiški. Bet irgi išreiškiai. Po to dar geriau pasimokinai, dar geriau išreiškiai. Bet realiai tau personaliai tai yra ta pati išreiška, tik tai galbūt žiūrovams tai yra skirtumas dėl to, kad jiem lengviau išgirsti tavo grožį, kada tu gražiai nupieši. Bet visais atvejais tu išreiškinėjai tai. Dėl to nėra, kaip čia, klaidos tame ir nėra pralaimėjimo tame. O jeigu tu bandai pasiekti, yra pralaimėjimo. Ir nebent tu žiūri tai per, vėlgi to vertinimo prizmę, kas yra gražus piešinys, kas yra techniškai atliktas darbas ir, tada, ir čia yra menas, ar ne? Tada tu sustoji ir savo užduodi klausimą, kas man svarbiau? Nes pas mane yra dvi pusės. Viena pusė, kurią aš naujai atradau, tai reiškia, aš aptikau savo pilnatvės jausmą, jinai vadinasi grožis, ir aš ją išreiškinėjau. Ar mano kita dalis, protas, kuri galvoja, kad reikia viską gražiai, idealiai išreikšti. Jeigu aš klausysiu šitos vietos, tai nebus jokios kūrybos išraiškos, o bus funkcionavimas, siekimas, idealai, reikalavimai, lūkesčiai ir visas mano įkvėpimas pranyks. O tai būdavo su visais menininkais, kada jisai kūrė ir staiga ateina koks nors ten turtingas žmogus ir sako, aš to moku pinigus ir tu pieši tai, ką aš tau sakysiu. Taip, tos portretus ir viskas, ir jisai, su kailiais. Ir jisai pradeda piešti ir įsijungia kitą proto dalį, taip, kuri nori viską teisingai, gražiai padaryti ir praranda visą šitą dalyką, visą savo grožį. Dėl to pilna pavyzdžių apie tuos genialius menininkus, kurie atsisakydavo šitų dalykų. Vardan šito. Nes galima lygiai taip pat atsisakyti šito, vardan sėkmės, vardan teisingumo ir taip toliau. Ir čia labai stipru, nes mes taip galim labai tiesiog savo pašaukimo numest kažkur iš šiukšliadėžę. Parduoti. Nes parduoti už kažkokius taip įsivaizduojamus išorinius laimėjimus. Bet yra labai gražus filmas apie Mocartą ir Solierį. Solieris irgi buvo to laikmečio nuostabus dvaro kompozitorius. Jisai viską teisingai, nuostabiai, gražiai darė. O Mocartas buvo genijus. Jisai darydavo abilę kaip. Ir gaudavosi nuostabus grožis. Ir ten visame filme parodyta visa Solierio kančiais. Jis supranta, kad jis negali atsisakyti savo sėkmingumo, savo teisingumo. Čia tokie vidiniai demonai. Ego? Ar čia ego? Jisai supranta, kad
jisai turi atsisakyti savo ego arba atsisakyti Taip. savo kontrolės. Taip. Bet jeigu tu kuri meno kūrinį, jį sukontroliuoti. Mocartas nekontroliuoja. Dėl to kartais jam gaunasi kažkas genialaus, o kartais gaunasi nesąmonė. Bet tame nėra jokios klaidos. Taip. Jeigu tu save išreiški, tai jeigu tu ten kažkaip išreiški ir taip gavosi, bet tu ją vis tiek išreiški, tau nėra klaida. Tau yra, reikia kitaip, neišėjo. Ir kitokia dinamika, net psichikoje kitokia dinamika. Pilnai suprantu, ką sakot, bet iškart galvoju apie darbinę aplinką, ar ne? Nes vis tiek viena yra hobis, kažkoks dalykas, kur tu tikrai turi tą laisvę padaryti taip, kaip tu nori. Kita yra tavo veikla, kurioje vis tiek reikia rezultatų, ar ne? Ir reikia kartais štampuoti kažką, ar ne? Nebent ta veikla kažkokia ten visiškai kūrybinė ir kitokia. Tai kaip nepaskęsti toj reikalavimų jūroj, esant darbe ir vis tiek jausti tą kūrybinę energiją, tą gyvybę. Čia tas pats, vėlgi pasirinkimas. Kurios tu vietos savęs klausai? Ar tu klausai savo vidinio genijaus to vidinio džiaugsmo ir jį laikai kaip strategiją gyvenimo, ar bandai viską sėkmingai padaryti. Ir tada ilgainiui, jeigu tu renkiesi vidų ir vis tiek darai, tu neišvengiamai tobulėjai. Padarysi sėkmingai. Tu tobulėjai, nes tu turi aistros daug kartų bandyti. Taip. Ir dėl to neišvengiamai tu pasidarysi geresnis už visus kitus, kurie teisingai darė. Taip. Dėl to realiai tie visi žmonės, kurie super sėkmingi ir patenkinti savo sėkmingumu, jie visi tokie. Jie visi tokie crazy šitame, ką jie daro. Ir galima crazy būsenoje daryti net paprastus, teisingus, tikslius dalykus. Čia visa esmė, kaip tu viduj nusiteikęs esi. Iš tiesų. Čia nėra, kad reikia improvizuoti visada menininkų būti. Ne, kartais gali labai tikslius dalykus daryti. Ir tu darai su tuo vidiniu užtaisu. Iš tos aistros. Aistros. Dėl to kartais tu kaip meistras veiki. Ja. Tu meistriškai darai. Bet tada, kai ta veikla yra atrasta, kad čia yra tavo. Jo, bet čia irgi yra tokia apgaulė. Tad žmogus sako, kai aš rasiu savo veiklą, ir tada. Kaip yra su su pašaukimu ir savirealizacija arba ta veikla? Tausme, kad tame yra ir tiesa, ir netiesa, kad reikia kažką išorėje rasti, kur tu galėsi atskleisti arba savo veiklą. Ne, iš tiesų realiai, bet aš net tik esu apie tai parašęs Meistro kelias, realiai iš bet kokios veiklos tu gali padaryti savo veiklą. Mhm. Visa esmė yra ne tu ką darai, o kaip tu tai darai. Nes visas mūsų gyvenimas, jisai realiai sudarytas iš tokių tipinių veiksmų, kuriuos mes darom. Mes keliamės, gaminam valgyti, važiuojam. Visi darbai mūsų, kokius mes bedarytume, net jeigu tu esi menininkas, jie sueina į kažkokį tai šabloną, kažkokį rinkinį algoritmų. Bet visa esmė yra ne tai, kad kažką tai reikia išoriai pakeisti, bet labai svarbu, kaip tu viduj nusiteiki, su kokiu požiūriu, kaip tu tai darai. Moksliškai netgi yra pavadinimas tam sugalvotas – kūrybinis intelektas. Tai reiškia, galima taip neuroninius tinklus žmogaus apmokinti, kad jisai tą patį uždavinį kiekvieną kartą vis kitaip sprendžia. Vat įdomu būtų pabandyti. Aš įsivaizduoju korporaciją, programavimas, man atrodo, tikrai ganėtinai kūrybinis darbas, bet kad ir kaip galbūt kontradikciškai skambėtų, bet tiesiog, nežinau, finansai, kažkas, kur atrodo, vis tiek viskas labai aiškiai, tiksliai. Tai mes tą darom mokymuose. Mes mokymuose kartais imam, vadinamas situacinis mokymas. Mes darom kažkokius tipinius gyvenimiškus dalykus. Maistą gaminam, jeigu kokia nors mokymų stovykla, arba ten einam į parduotuvę pirkti, jeigu, pavyzdžiui, mes kur nors išvažiuojame maisto arba drabužius pirkti ir taip toliau. Tu darai tipinius kasdienius dalykus. Ir toliau šalia tavęs yra tas žmogus, kuris perduoda kitą matymo kampą, būseną, savijautą. Ir visi žmonės ilgainiui atranda, kad galima net finansus, tai reiškia, leidžiant pinigus, perkant maistą, patirti visai kitą gyvenimo diapazoną. Vadinasi, čia ne apie formą, ką aš darau, o čia daugiau apie vidinį nusiteikimą.
vidinį matymo kampą, vidinį požiūrį ir net kaip veikia smegenys. Realiai yra tyrimai apie tai, kad yra specifiniai režimai neuroninių tinklų, kada jie veikia kūrybiniam režime. Ir kada jie veikia kūrybiniam režime, tada jie gali duoti išoriškai tos pačius tarsi programuoti kažkokius tikslius, mechaniškus dalykus, bet jie gimsta iš vidinio kūrybinės būsenos. Ir kitaip veikia smegenys. Čia skira didelė tema, bet yra Labai didelė tema. Bet čia yra tiesiog kūrybinis intelektas. Kas domisi, to gali tiesiog pažiūrėti tyrimus apie tai. Čia visiškai transformacinis požiūris. Taip. Mes iš tiesų vis laik galvom, gerai, tai keisk darbą. Ieškok ten to. Ir aš dalinai to tikiu, nes tikrai mum kužda kūnas, kuria linkme. Jeigu mes išgirstam, bet net ir ta pati mylima veikla, jinai gali patapti tokia, ar ne, kur čia vėl pakeisti kažką. Dėl to kada aš rašiau knygą apie tai, aš naudojau biškį kitokią terminologiją, ne tai, kad menininkas, genijus ir taip toliau, bet aš daugiau naudojau rytų terminologiją meistras. Nes meistras rytuose, tai būtent toks žmogus. Jis daro monotonišką, nuobodų darbą, ten arbatą, tarkime, užpilą padaro, tengi nieko sudėtingo nėra, negalima ten kiekvieną kartą vis kitaip daryti. Bet būsena, kurio jis daro tą arbatą, nors jisai galbūt 1000 kartų daro, kiekvieną kartą daro, lyg jisai darytų ją pirmą kartą, arba lyg jis ją darytų didžiausioje įkvėpimo, pilnatvės, susiliejimo su pasauliu būsena. Ir rytuose buvo tokia kokybė žmonėse vertinama kaip meistrystė. Ir net kada tu sąveikauji su to žmogum, su jo produktais darbo, tu visada jauti, kad meistras. Tai reiškia, viskas ten neprofesionalas, bet meistras. Nes profesionalas nuo meistrų skiriasi to, kad meistras į savo nuostabų rezultatą įdeda dar širdį. Ir tai žmonės jaučia. Nes tai netgi realybė jaučia, nes tas jo su meile pagamintas arba su išmintim pagamintas ar su kažkokiu ketinimu pagamintas dalykas, jisai, nežinau, pas teisingus žmonės papuola, keičia žmonių gyvenimus ir taip toliau. Kartais meistrų sukurti kažkokie tai kūriniai ar kažkas keičia žmonių gyvenimus, kai kurie net pagyja nuo to ir taip toliau. Tai reiškia, kad jie turi savo tokį manifestacijos ar įkūnijimo efektą. Dėl to tai yra meistrystė ir dėl to tu gali daryti išoriškai tą patį veiksmą. Aš mokymus vedžiau ilgą laiką, kada Lietuvoje buvo neįmanoma iš to gyventi. Aš pirmus 12 metų vedžiau pardavinėdamas kepimo krosnis. Ir aš tai išmokau per pardavimą. Tai reiškia, kad meistras tai reiškia sėkmingas. Meistras tai reiškia laimingas tame, ką jis daro ir sukuria aukščiausio lygio produktą. Su dvasia. Tai reiškia su vidiniu turiniu. O išoriškai tu viską meistras viską tiksliai padaro. Taip. Iki smulkmenų. Bet tame yra dvasia. O jeigu dvasia išimti, yra profesionalas. O profesionalas ten jau yra kita kokybė. Tame negali būti laimingas. Tu tiesiog atėjai, nesvarbu kokios išorinės sąlygos, tu visada pasiekia aukščiausią rezultatą. Taip. Tame nėra pilnatvės. O kur nuobodulys įsipaišo meistro kelyje? Tai meistro kelyje nėra nuobodulio. Dėl to, kad jis niekada nieko nedaro, kas nuobodu. Bet jeigu jis daro tą patį... Tai va tame ir esmė. Vadinasi, jeigu tau nuobodu, nedaryk. Bet jeigu tu darai, daryk taip, kad tai nebūtų nuobodu. Tiesiog tas principas. Nes tau nuobodu, tu nedarai. Bet jeigu kitos išeities nėra kaip daryti, tada tu darai iš tokios vietos, kur tau nenuobodu. Nu čia jau taip. Tai skamba paradoksaliai. Paradoksaliai. Dėl to ir yra su meistrais. Pavyzdžiui, tu ateina meistro, paprašo kažko, tai jisai gali tau nieko nedaryti. Taip. Nenoriu šiandien. Bet nenoriu, šiandien nenoriu. Tikrai, kartais net ta arogancija, atrodanti arogancija, kartais tikrai sklinda iš žmonių, bet jie realiai tai nieko daugiau nedaro, tik tai pasirenka, ką jie nori tą akimirką daryti. Taip, dėl to, kad jeigu tu klausai savo širdies, taip, tavo širdis dar ir reaguoja į aplinką. Jis gali, pavyzdžiui, jausti, aš galiu daryti, nežinau, ten aš meistras kardų, bet aš tau nenoriu
padaryti. Bet aš jaučiu, kad tau nenori. Taip, nenoriu, būtent tau, jo. Taip, Dėl to, kad mano širdis bus uždaryta, jeigu aš tau gaminsiu. Taip, tą žmonės kartą. atsisako pasiūlymų Taip, kažkokių taip, darbo, taip. atsisako kelionių, kažką, tai irgi va čia įdomus. Dėl to tu klausai savęs, bet vėlgi pradėti tikėti savim, po to padarai klaidas, Va. tai reiškia kažką padarai prieš save, viskas užsidarė ir po to ilgai atidarinėjai ir jau po to kitą kartą tu žymiai dėmesingesnis tam būti. Dėl to kartais tie žmonės, kurie klauso vidaus, jie labai būna, kategoriški, sako ne, taip ir taip toliau, nes reikia save, savo ryšį su savim apsaugoti. Nes į kai kurias vietas tikrai galbūt nereikia eiti. Čia nėra, kad tu viską gali padaryti, taip, bet kartais tu jauti, kad tai ne mano žmogus, ne mano šalis, ne mano veikla ir taip toliau. Man labai patinka tokie žmonės, kurie aiškiai žino, kaip jie jaučiasi, ko jie nori ir tada jie gali tiesiog sakyti ne. Taip. Sakyti ne, kas yra dažnai net nepriimtina ir keista, o kaip tu čia gali, čia aš gal paprašiau, čia tą, na. Jo, O iš tiesų tas žmogus tiesiog būna visiškai pilnai savimi. Taip, be kompromisų. Taip, va šito tikrai linkiu visiems ir savo. Labai norėčiau dar paliesti santykių temą, nes jinai perspina visur. Tai santykiai romantiniai, santykiai tiesiog tarp kolegų, draugų. Aš manau, kad šiais laikais mes dažnai dedam didelį sureikšminimą ant santykių, bet lygiai taip pat mes realiai suprantam, kad jie yra būtini. Tai kaip elgtis tam žmogui, kuris, tarkim, kalbant apie romantinius santykius, kaip minėjo, pirmiausia prisipildai savį, tada ieškai ir daliniesi jau su išore. Žmogus tiesiog neranda draugų arba tiesiog neranda partnerio ar partnerės. Ir jam atrodo, kad šito tai jau tikrai vienintelio dalyko trūksta iki pilnos laimės. Jo, esminis dalykas yra vis tiek, net jeigu žiūrėti iš psichologijos apie santykius, jo, kad jeigu žmogus turi idėją, kad mane padarys santykiai laimingų, tai net jeigu jie padarys laimingų, tai po to jie padarys tave ir nelaimingų. Nes tu taip stipriai įsikinkei. Jeigu tu gavai tai iš išorės, kitas žmogus, jisai gali tau ir neduoti. Taip. Tai reiškia, jisai gali nusisukti, jis gali išeiti pas kitą žmogų, jo gali nuotaika pasikeisti, jis gali nustoti mylėti tave ir tu tai prarasi. Vadinasi, rasti tokius santykius, kurie tave padarė laimingų, yra pavojinga. Pavojinga, dėl to, kad tu tampi priklausomas nuo to žmogaus. Ir ta būsena, kuri pas tave atsiranda, jinai šiek tiek neurotiška, jinai nesaugi, tas nesaugus prisirišimas. Dėl to, jeigu gyvenime taip dėliojasi, kad tu neturi šiuo metu santykių, vadinasi, gyvenimas sako, kad yra laikas užmegzti santykį su savim. Užmegzti santykį su savim, tai reiškia su savo pojūčiais, emocijomis, mintimis, pasąmonė, atrasti, kad pirma, man įdomu su savim, jeigu tu pradedi matyti daugiau minčių, ne tik tai tas savo kasdienės mintis, pojūčius, ne tik tai įprastus, bet daugiau pojūčių, emocijas, ne tik įprastas, bet daugiau emocijų. Tau pradeda darytis įdomu su savim. Tu aptinki, kad tu daugiau jauti, kai tu būni vienas su savim. Ir kartais, kada būni su žmonės sumažina tą jautrumą, tu įkrenti į žmonės, į žmonių problemas, taip toliau nustoji jau savį. Tada tu pradedi pamatyti, kad tau labai faina, labai gera su savim. Tu pradedi labiau mylėti save. Mylėti tai nereiškia, kad tu pataikauji savo. Mylėti tai reiškia, kad tu ieškai vis progos, kada vėl pabūsi su savim, kada išeisi pasivaikščioti, kada vienas važiuosi mašina ir nieko šalia nebus, pasileisi savo mėgstamą muziką, kaifuosi nuo jos ir taip toliau. Visi tu pradedi mylėti save, tai reiškia, tu nori būti su savim. Tai yra mylėti. Ar kai ateina jau tas jausmas, tada gali būti toks dalykas, kad tau šis nebereikia kitų žmonių? Taip negali būti, dėl to, kad žmogus tokia būtybė, kad jisai nori, net jeigu tai atranda, jisai nori tai išreikšti. Tai va. Žmogus negali atrasti kažką, tai kaip aš pasakoju, man gerai viduje ir kad dabar nieko nedarysi. Tu negali nedaryti. Taip. Bet grįžkime į tą patį klausimą, bet jau iš šitos plotmės. Jau žmogus yra užsipildęs, išsipildęs, geras su savim, puikiausios būsenos, ar ne? Bet vis tiek norisi. Taip. Draugų. Bet taip, ir čia natūralu, dėl to, kad yra mūsų poreikiai. Taip. Bet tada tas partneris arba draugas arba draugai, jie reikalingi ne tam, kad jie kažką tau duotų, bet jie reikalingi tam, kad galbūt tai padėtų tau tai
ką tu viduje atradai, išreikšti. Tai reiškia, tu Iš ieškai... kitos būsenos. Taip, tu ieškai rezonanso, pavadinkim taip, tu sinchronizacijos ieškai. Vat ką mes, tu ieškai žmogaus, su kuriuo bendras vaibas, tu ieškai savo žmogaus, Taip. o ne žmogaus, kuris padavės laimingu. Tu ieškai savo kompanijos, šalia kurios tu jauti, kad tavo vidus gali būti išreikštas, o ne teisingos kompanijos, geros kompanijos, sėkmingos kompanijos ar kažkokios. Vadinasi, kriterijus yra kitas. Tas kriterijus yra daugiau vidinis. Tai reiškia, kad tu ateini su to žmogum. O tau gerai, tu susitinki su to žmogum. Tavo gerumas nesumažėja, o kažkas dar prisideda. Nuo 1+1 = 3 rezonansas. Tai reiškia, ir tas laikosi. Ir nuo to, kad esu su to žmogum, atsiranda galbūt naujos veiklos arba nauji kažkokie tai gyvenimo būdo elementai. Ir jie padeda tau išreikšti save. Ir jisai gali save išreikšti šalia tavęs. Taip. Nes jeigu tik tu išreiškiniai nėra gerai, nes taip neveikia santykiai. Negali būti vienas laimingas, kitas nelaimingas. Nes tu ieškai, kur ir tau gerai, ir kitam žmogui. Tai reiškia, tu ieškai suderinamumo, sinchronizacijos, rezonanso, o neteisingo žmogaus, idealaus žmogaus ir taip toliau. Taip. Ir tiesiog keičiasi kriterijai, tą suprantu, bet galbūt mano klausimas labiau apie tai, kad taip, skiriasi būsena, iš kurios tu ieškai išorėje dalykų, ar ne? Bet ar nuo to kinta ir rezultatas, nuo tavo būsenos? Jo, jeigu, vėlgi, kalbant apie manifestaciją, jeigu tu esi tam tikroj, tu atrandi viduje, tarkim, kad tau viduje labai fainas jausmas, kokybė yra laisvė. Vadinasi, natūraliai tu pradedi ieškoti žmonių, kuriem irgi laisvė svarbu. Taip. Ir natūralu, kad tu išeini iš kažkokių kompanijų, kur nėra laisvės, kur reikalavimai, lūkesčiai, idealai ir taip toliau, taip toliau. Vadinasi, jeigu tu žiūrėtum taip, nežinau, iš paukščio skrydžio, tu matytum, kad ta būsena tave pradeda vesti ir suveda su tam tikrai žmonėm. Gal tada jūsų atsakymas yra labiau apie tai, kad tu pats savyje išsigrynini. Taip. Konkrečiau ar ne, irgi pagal jausmą. Jo, ir tu vadovaujasi vėlgi savo vidiniu jausmu. Tu bendrauji su žmogumi, jauti, vaibas yra, vibracija, rezonansas yra arba nėra. O žmonės, kada neturi to vidinio jausmo, taip ir yra, kad jie sukuria santykius ant seksualinės traukos arba įsimylėjimo, kas yra grinai hormonų dalykas, ir po to, kada viskas ten įsisklaido, jie žiūri, kas šitas žmogus, aš jo nepažįstu, jis man net nedera. Ir taip ir yra, dėl to, kad dažniausiai žmonės sukuria šeimas iki 30 metų. Jie visai nieko apie save nežino, jie tiesiog pilni hormonų ir viskas. Anksčiau tai dar gerai, žmonės gyveno labai paprastą gyvenimo būdą, ten ūkis bendras ir taip toliau, ten nelabai buitis, jo. O dabargi žmonės nori, kad santykiai būtų dar ir pramoga. Verta tikėtis, kad santykė mums žmogus realiai duos kažkokių atsakymų, patenkins mūsų emocinius poreikius, ar mums visgi reiktų prisimti pilną atsakomybę už savo emocinius poreikius ir tada jau eiti į santykį, nežinau, dalintis, jau perteklium kažko, kaip jūs matot šitą? Jo, tausme, kad, aišku, taisyklė yra ta, kad žmogus turi būti kuo brandus, tačiau kuo brandesnis žmogus psichologiškai, tuo jam lengviau sukurti santykius, kuriuose patenkinami poreikiai. Dėl to gali skambėti, kad aš pasakoju, kad tu ant viduje pilnatvė ir pas tave nėra jokio trūkumo. Taip, pas tave yra poreikiai, biologiniai, socialiniai, idealūs poreikiai, jie generuojami smegenų ir trūkumas atsiranda, visiškai natūralu. Bet yra įvairių būdų, kaip tenkinti tos poreikius. Dėl to tą būdą tu turi tokį pasirinkti, kuris dera su tavo vidum. Kartais galima pasirinkti tokį tenkinimo būdą santykių, žmogus nori gauti emocinį kontaktą, meilę ir taip toliau. Bet būdas gali būti visiškai netinkamas. Tarkim, tu turi akomponuoti tam žmogui ir visiškai daryti tai, ką jisai daro, tai reiškia, tas žmogus pilnai akomponuoja ir net tavo nuomonė nesvarbi. Ir tu gali gauti, poreikį tenkinsis, bet tas būdas tau netinkamas. Dėl to realiai, kada tu esi pilnatvėj, prie viso to tu aiškiai matai savo poreikius. Biologinius, socialinius, idealius poreikius. Ir realiai gyvenimas tam ir skirtas, kad tenkinti tos poreikius. Dėl to tu eini į santykius. Ir tu lengvai, fainai, nuostabiai gali
komunikuoti su savimi apie savo poreikius ir su to žmogum komunikuoti apie jo poreikius, matyti jo poreikius. Dėl to, kada tu ieškai ne poreikių patenkinimo, o ieškai daugiau sinchronizacijos, papildymo arba dėrėjimo, žmonėse santykios žymiai svarbiau dėrėjimas. Tada poreikiai, jie tenkinasi kaip automatiškai, kaip šalutinis efektas poreikių patenkinimas. Manas, jeigu su kažkokiu žmogum kažką faino darai, tai net nepastebim kaip poreikiai pasitenkinimą emocinio kontakto. O jeigu tu susėdi ir dabar tenkinti vienas kitam poreikius, ir viskas taip dirbtina ir tada tas nesigaus. Tiesa. Dėl to nereikia sureikšminti per daug tų poreikių. Kada žmogus laimės ieško išoriai, tada jis sureikšmina poreikius arba savo norus sureikšmina. Ir bus patenkinti nori gerai, nepatenkinti bus blogai. O kada staiga viduje atsiranda pilnatvė, tau gerai ir po to patenkinti poreikiai gerai, nepatenkinti. Irgi gerai, vadinasi, taip gyvenimas susidėlioja, reikia palaukti, nes ne visada viskas vyksta laiku. Dėl to kartais tu giliau gali palaukti, arba gali sinchronizuotis, arba gali plačiau viską žiūrėti, lankstesnis darytis ir taip toliau. Žmogus daugiau mokinasi, tada lankščiau mokinasi, kaip tenkinti tos poreikius. Dėl to santykiai, kada žmonės sukuria santykius, reikia išmokti, kaip mes kartu gyventi. Išmokti būtent. Mūsų smegenys turi apsimokinti, kaip su šitu žmogu mes tenkinsi poreikius. Nes jeigu tu turi pilnatvę, tai tada tu žymiai lengviau mokiniesi. Bet jeigu tu neturi pilnatvės, tik iš išorės gauni tą deguonį, ir tik užsuko ir tu dusti, tai tada tu jau nenori mokintis. Tu iš karto nori, kad viskas dabar greitai, čia pat pasikeistų tas žmogus, arba iš savęs reikalauja. Ir tada pasidaro viskas nenatūralu, taip nevyksta. Gaunasi kova. Žmonės pradeda kovoti. Tu mano poreikių nepatenkini, tu mano poreikių nepatenkini. Ir viskas, ir vietoj santykių atsiranda kova. Ir kova visada baigėsi išsiskyrimu. O kada yra pilnatvė ir poreikiai yra, tada tu gali būti tarsi, kaip pusiau pavalgęs tu esi, dėl to tu lankstesnis. Tu gali nueiti. Nes jau toks alkanas ir jau taip ištroškęs. Tu galvoji, gerai, padarysim kaip tu, parodyk kaip tu tai darai. Tu taip. Fine, o žiūrėk, aš taip darau. O gal mes trečią būdą galim rasti, tokį, kuris ir tau ir man tinka. Ir kadangi tu jauti tą pilnatvę, tu žymiai lankstesnis. Tu žymiai, taip daugiau galimybų matai netgi. Tai tame esmė, bet patys poreikiai su savo tais trūkumais, kurie natūraliai atsiranda, jie nepranyksta. Bet tu pasidarai išmintingesnis tų poreikių tenkinime. Labai labai gražiai apipavidalinat iš tikrųjų, nes man skamba taip, kad tai yra dalinai ir mūsų atsakomybė pilnai prisimti už savo poelgius, už savo netgi būsenas, nes mes pilnai viduje galim tuos stalčiukus atidaryti, uždaryti, bet tuo pačiu taip, išorė kiti žmonės, partneris, šeima, bet kokie kiti dalykai mums gali atnešti dar papildomai. Papildomai, jo. Ir vis tiek tu supranti, kad bet kuriuo atveju mes visą gyvenimą turim mokintis. Nes tenkinti poreikius reikia mokintis visą gyvenimą. Kada tau 20, 30, 50, 60, 70 metų, tu vis kitaip turi tenkinti tos poreikius. Iš tiesų. Gyvenimas keičiasi. Ir kada smegenys sustingsta ir tu tą patį modelį taikai nesvarbu kiek tuo metų, tai tada po kažkiek laiko būna neadekvatu. Mes žinom tos žmonės, kuriem ten 70 metų, 60 jie suvaikėja ir... Taip, arba ten naktiniam klube, ten vis dar ieško tą adrenalino ar kažką, yra šitas, bet man labai gražiai nuskambėjo tai, kad mes iš tiesų turim ir savo nuimti tą reikalavimų kortelį, nes mes visą gyvenimą mokomės. Ir kad taip mes čia galim gražiai pašnekėti ir kažką prisiminsim šiandien, rytoj jau mažiau. Ir neteisti savęs, gal taip stipriai, jeigu nesigauna taip iš karto pilnai integruoti visko. Taip, tu lygiai taip pat į save pradedi žiūrėti irgi kaip į gyvenimą, kad viskas keičiasi. Ir nustoji kovoti su savim, tai reiškia perdarinėti save. O žymiai labiau ieškai būdų, kaip atskleisti save. Jeigu tu nusipirkai kaktusą, tai nereikia iš jo daryti kitos gėlės. Jį reikia prižiūrėti taip, kaip kaktusą reikia prižiūrėti. Taip. Tai reiškia, o jeigu tu nusipirkai kažkokią gėlę, kuri labai jautri saulei, tai nereikia iš jos daryti kaktuso. Jis yra tokia, tiesiog reikia žiūrėti, kaip ją atskleisti. Jį reikia daugiau šitoj vietoj statyti, dažniau laisyti, mažiau laisyti, taip toliau. Tai reiškia, meilė
Augalui tai yra matymas, koks jisai yra, iš ko sudarytas yra skleidinėjimas, o ne perdarinėjimas. Žmogus irgi yra kaip augalas, jo praktiškai neįmanoma perdaryti. Tai prasme, kad žmogus jį galima tik atskleidinėti. Ir jis keičiasi būtent nuo atskleidimo. Nes jeigu žmogų pradeda perdarinėti, va, tu ąžuolą darai bambuku, arba žmogų, va, jisai žmogus, nežinau, labai netikslus, o iš jį darai tikslų, jo, nes tokia profesija ir visą gyvenimą jisai stengiasi būti tiksliu, bet niekada to nemėgo, tai jisai gali tai su savim tai padaryti, išstums visą savo dalį, tą, kuri mėgsta improvizacijas ir taip toliau, ir išspaus iš savęs tą tikslumą. Ten tos paskutinius kažkokius lašus atramos. Bet taip, ir tas žmogus ir bus priklausomas tada nuo išorės. Taip, nes jeigu atsisuksi vidų, tai iš karto sakys, kokia nesąmonė. Tau iškart ten rieks, ką tu čia padarei. Visa signalizacija veikio ir jis žiūri, kaip aš su savim elgiuosi, aš visiškai netoks, mane kiti dalykai atskleidžia. Dėl to esminis kriterijus santykė su savim reikia žiūrėti ne tai, kad į save reikia žiūrėti ne kitų žmonių akimis, nes mes įpratę buvom kitų žmonių akimis. Jeigu mes žiūrim kitų žmonių akimis, mes sakome savo gerai, blogai, teisinga, neteisinga, reikia, nereikia. Bet jeigu mes žiūrim į save savo akimis, mes kitaip žiūrim, mes sakom natūralu ar nenatūralu. Įdomu ar neįdomu, atskleidžia, uždaro. Ir niekas negali pasakyti, kas tave atskleidžia, kas uždaro. Tu tik tai tu. Kas tau natūralu, kas gali pasakyti? Tik tai tu įsiklausys į save. Kas tau įdomu, gali tik tai tu pasakyti. Kas tau įdomu, kas ne. Taip. O ar tu gerai elgiesi ar ne, kas tau gali pasakyti? Kiti. Ar tu teisingai elgiesi ar neteisingai, kas gali pasakyti? Kiti. Vadinasi, kada žmogus pradeda galvoti apie save šitais kriterijais, natūralu man ar nenatūralu, gyva, pavyzdžiui, man, ar tai mane daro negyvu, sustingusiu. Taip. Ar tai yra įdomu ar neįdomu, ar uždaro ar atskleidžia. Va šitie kriterijai, va taip aš kalbuosiu su savim. Tada tu labai gerai susiorientuoji, kas tavo, kas ne tavo. Ir tada tu nieko nenori perdarinėti, tu tiesiog imi tą medžiagą, kuri tau duota ir šios tas leidinėjai. Ir aš va taip sąveikauju su žmonėm. Bet jeigu tu kuri santykių su žmogum, tai tu nenori jo perdaryti. Tu žiūri, iš kas ten per augalas ir padedi jam augti ir atsiskleidinėti. Neperdarinėjai iš to augalo, nežinau, iš bambuko į ąžuolą. Nes tada visada bus kompleksas, visada kažkas negerai, visada kiek besistengtų bambukas tapti ąžuolu, visada jis bus prastesnis už tikrą ąžuolą. Taip, ir nebus laimingas. Ir niekada nebus laimingas, net jeigu jisai taps, atliks daug plastinių operacijų. Ir štai, kas stovi ąžuolas, viskas keistos. Viskas sintetinio, 99% yra dirbtino ir iš bambuko ten liko kažkas. Čia yra nesąmonė, čia yra per didelė kaina. Ir liūna, per didelę kainą ir tiesiog pats laikas jau nukeisti tą požiūrį. Taip. Nes man atrodo, mes tiek save, viskas prasideda nuo savęs, jeigu mes save norim ten visaip išardyti, išmesti tas duotybės, kažkaip ten pakeisti, pastatyti save į tokią vietą, kokią mes galvojam, kad reikia, tai lygiai taip pat mes ir į kitus tada tą projektuojam. O kada į save, kas natūralu, kas nenatūralu, kas atskleidžia, kas uždaro, kas gyva, kas negyva, kas įdomu, kas neįdomu. Kas mano, kas ne mano. Vat šitais kriterijais tu žiūri ir po to žiūri į tą žmogų ir klausi, o kas tau natūralu, o kas tave atskleidžia, o kas tau įdomu. Ir va tada mes galim šitom vietom susitikti vidiniais pasauliais. Ja. O jeigu mes žiūrim teisingai, tu elgiesi neteisingai, tada mes pradedam nesusikalbėti. Taip. Ir tada atsiranda įtampa. Ir net mes jaučiam kūnu. Taip. Kada mes einam su tokia kova, o kada mes einam, įdomu, kaip tu čia darai. Kas tu per augalas. Taip. Ir kokios tau sąlygos reikalingos, kad tu žydėtum. Taip. O aš esu toks augalas, man tokios sąlygos. O geras, mums abiem tinka tos pačios sąlygos. Aš dabar matau daug galiukus, tai mielai. Taip, ir tada, geras, mums abiem karštas klimatas tinka, važiuojam tenai. Taip. Wow, arba, o man ten karštas, man šiltas klimatas, o jam tinka, nežinau, ten šaltas klimatas, sniegas ir taip toliau. Tu sakai, okei, mes galim būti draugai, karts nuo karto, bet kartu mums sudėtinga. Jo, sudėtinga būtų. Ir nereikia nieko perdaryti. Nesvarbu, kad traukai yra, nesvarbu, kad įsimylėjimas yra maža, kai jis gali su bet kuo atsirasti. Taip, išmintingai svarbu pažiūrėti, net ir tą pažintį.
Rimvydai, man labai labai smagu su jumis šnekėti, neišsemiama išmintis, bet... Jo, mes tikrai daug visko prikalbėjome. Taip, bet... Įvairiais klausimais. Dėja, laikas, tai nežinau, gal kažkada ir išeis ir antrą dalį padaryti, nes tikrai yra dar daug temų, bet ačiū Jums labai. Ačiū, labai fainas, nuostabus pokalbis. Super.